Kraujo donorystė. Vieniems tai pilietinė pareiga, kitiems tai gyvybę gelbstintis dalykas. Domimės, kaip ją vertina panevėžiečiai ir ar jie yra tapę kraujo donorais. Nu gerai, reikia padėti žmonėms. Nu gražus dalykas padėti kitiem. Tai be abejo, kad nauda kitiems žmonėms, kuriems galima padėti toliau gyventi ir jaustis geriau. Nu, nes reikia gelbėti gyvybės, kažkam labai reikalinga tai. Normaliai, gerai. Ar pats esate tapę kraujo donoru? Jo, buvau kažkada, tai dabar tai jau nebejau. Buvau, daviau gal kokius 10 ar 9 kartus. Ir kaip manote, ar daugiau tai yra žala ar nauda pačiam donorui? Aš manau, kad nei žala, nei nauda. Aš manau, kad nekenkia. Viskas ten gerai sutvarkyta. Nežinau, man sveikatai kažkaip būdavo daug geriau, aš daug švalesnė būdavo kas 2 mėnesiai. Tik nauda. Jeigu reikėtų paskatinti žmonės tapti kraujo donorais, ką pasakytumėte? Tegul eina ir duoda, jeigu tik tai turi gerą kraują. Nu, reikėtų pagalvoti ir man ir kitiems, jeigu galimybės, jeigu tinkamas kraujas būtų kitiems, tai žinoma, kad čia labai prasmingas ir geras dalykas. Būtina netgi. Patarčiau. Jeigu nors koks svarstymas yra, tai už tapti. Nedvejoti, reikia duoti. Kažkam padėti.